Taigi šildomų grindų išdėstymo schemutė. Principas štai toks, va čia matos paveikslėlyje. Spiralinis, toksai kaip Seimo rūmas. Šitos patalpos plotas 26 kvadratiniai metrai. Reiškia, dedasi 2 kontūrai arba 2 spiralės. Viena spiralė išėjo 50 metrų 100 metrų ilgio. Atsiprašau, 100 metrų. Taigi dėjom pagal parodytą pradžioje schemutę. Tarpai tarp vamzdelių, vamzdeliai 16 diametro. Tarpai tarp vamzdelių 15 cm. Vamzdelių tipas štai toks. Taigi pradžiai buvo svarbiausia teisingai išdėti putoplastą, kad persigražytų siūlės, viršutinio sluoksnio 5 cm reiks užpurkšti makrofleksų. Tada sudėjus putoplastą dėjau 20 cm akies tinklą 3 mm storio. Štai toks tinklas. Ir tinklą šiaip svarbu išdėlioti taip gražiai, ta prasme, kad susijungtų taip, čia nėra išdėliota gražiai. Kad susijungtų akis su akim, kad linijos eitų per visą patalpą tiesiai. Vamzdelius fiksavom su šitom sutraukom, šitais bairiais. Žodžiu, čia jie ėjo normaliai, kas 40 cm. Darant posūkį daryti su spiroklė, kad neužlaužti, nes užlaužus sumažėja pralaidumas bei vandens pralaidumas bei pačio vamzdžio savybės, ilgamžiškumas. Taigi tai tiesiog būdavo, kad paėmiau iš vienos spiroklės pusės, iš kitos ir lenki. Tai maždaug tai paėmė, spiroklė suspausta ir lenki. Paprasta. Ir susidaro kampas, paskui gali dar patiesinti. Toks kampelis. Tarpai tarp mūrinės sienos ir vamzdžio šitie yra 15 cm. Čia tarpai irgi panašus, tai 15, stengtasi 15, čia gal nedaugiau gausi, apie 20. 15, o tos sienos, kurios nebus šildomos, tai atstumai yra apie 10. Apie 10 kažkur. Tai paskui visas šitas šaršalynas ateina į kolektorių, o kolektoriui jau čia viskas susijungs gražiai ir bus bandoma su aukštu slėgiu. Tai naudojau gridims putų polistireną EPS 80. Štai tokios pakuotės. Paskui juoda 200 mikronų plėvelė. Tiesiog plėvelė, nieko ypatingo. Tinklas, kaip minėjau, 3 mm 20 akies. Čia santechnikos šaršalynas ir kanalizacijos.